Labas vakaras. Šiandien mes susirinkome pristatyti naują Danutės Petrauskaitės monografiją ir knyga vadinasi Juozas Žilevičius ir jo epocha. Na, iš tiesų, turbūt apie Danutę mes jau visi viską žinome, pristatinėti nieko kaip ir nebereikia. Šiandien mes pristatinėsim jos jau darbus. Dar vieną knygą, dar vieną, galima sakyti, enciklopedinį žinyną ir tokį jau pagal savo svorį solidų, atitinkantį, kaip sako, jau kelių metų įdirbį. Sakyčiau, Danutė Petrauskaitė mūsų istorikė, kuri atskleidžia ir atskleidė mums visai naują tą mūsų muzikos istorijos puslapį, kuris susiformavo, kuris nusitėsė už Atlanto. Ir aš manau, kad būtent Danutės dėka mes šiandien jau galime kalbėti apie tą antrąją Lietuvos pusę, kuri tenai susiformavo, kuri egzistavo, kuri vystėsi, plėtojosi. Jau vien ta pirmoji jos monografija, ta didžioji, vėlgi sakyčiau, enciklopedinio tipo knyga, kurią mes visi žinome, apie išeivijos muzikinį gyvenimą daugiau kaip 100 metų, jau parodė, kiek tai įvairus gyvybingas buvo gyvenimas. Bet vėlgi į tą knygą visko nesudėsi ir po kelių metų pasirodo nauja knyga, kurią mes matome šiandien ant stalo, vėl enciklopedinio tipo, vėl mes matome, kad kiek ten dar daug spragų ir žinių, kaip sako, yra užsilikę, kiek to epistoliarinio palikimo yra, ką mes galime tyrinėti, ką mes galime analizuoti ir vis tik tai kaip tas susišaukia su mūsų gyvenimu čia Lietuvoje, kaip tas persipina, papildo vienas kitą. Na ir galų galia ta visuma ir skleidžiasi, turbūt metai po metų skleidžiasi per tai, kad mes turime vieną, antrą knygą, trečią turbūt knygą. Na ir šios dienos pristatyme irgi dalyvauja profesorius, ilgametis Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Juozas Skyrius. Šiuo metu jis dirba Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institute ir dalyvauja daktaras Gabrielius Simas Sapienė. Mes su gerbiamu Juozu esam šios knygos kaip ir recenzentai, mes jau anksčiau truputį perskaitėme knygą, tai jau savo tokią nuomonę ir įspūdžius susidarėme, mes juos irgi pasidalinsime savo įspūdžiais šiandien. Bet pirmiausia, turbūt aš norėčiau irgi suteikti žodį Danutei, nes Danutė čia turi labai daug ką pasakyti. Vien dėl to, kad visko į knygą nesudėsi. Yra labai daug tokių dalykų, kurie praslysta tarsi ir neužsirašo tyrimo metu. Yra emocinis toksai fonas, kuris eina, daug tokių detalių, kurios irgi parodo tą atspalvį, mūsų emocinį atspalvį, kuris į knygas nesutelpa. Na, tai aš nežinau, kodėl pirmiausia klausimas, vėlgi, kodėl Žilevičius ir kodėl mums tas Žilevičius šiandien turėtų rūpėti. Aš nežinau, taip jeigu galima klausti iš karto, arba mes tada iš karto einam prie Danutės atsakymo ir kodėl jau neįparašė tą knygą. Na, žinot, Žilevičius buvo man kaip tokia sunki našta, kuri kabėjo 30 mečius ant mano širdies ir pečių. Todėl, kad neapsižiūrėjusi per jaunumą, per kvailumą, pirmą kartą būdama Amerikoje, aš vietiniams lietuviams pasižadėjau, kad taip aš parašysiu, kas čia yra. Tuo metu tai buvo 91 ir Žilevičiui suėjo 100 metų. Ir aš buvau pakviesta į Ameriką tam, kad paskaityčiau pranešimą apie patį Žilevičių. Nors, galima sakyti, aš jį labai mažai pažinojau, nors tai buvo mano referatas stojant Vilniaus universitete į doktorantūrą. Ten to Žilevičiaus apskritai nieks nežinojo ir pas mus nieks nežinojo. Ir nei per lietuvių muzikos istoriją mus kas nors apie jį mokė. Ir tas pirmas susidūrimas buvo, galima sakyti, prasidėjęs Klaipėdoje. Aš ir pradėjau nuo Klaipėdos Skaidrės, todėl, kad pradėjau domėtis tos mokyklos istoriją, kodėl jinai pasidarė tokia mokykla legenda, kasgi jos nulėmė stiprybę. Visą laiką yra tokia nuomonė, kad tai Šimkaus darbas, čia viską padarė Šimkus. Ir tik tai, betyrinėdama, aš supratau, kad tai buvo lygsvara, išlaikyta lygsvara tarp specialybės pamokų, ką Šimkus skyrė orkestrantų ugdymui. Ir kita pusė, tai buvo teoriniai dalykai, Žilevičiaus dėstomi, kurių dėka
mokiniai išmoko harmonizuoti, vadovauti chorui. Buvo įsteigta kompozicijos klasė, kuri šūkdė pirmuosius kompozitorius. Iš Klaipėdos atsirado pirmieji dirigentai, tokie kaip Kačinskas ir Marijošius, daugybė chorvedžių. Atsirado folkloro rinkimas, liaudies instrumentai. Bet visa šita kultūra buvo kaip po vandeniu, nugramzdinta kaip Atlantida, todėl kad Žilevičius buvo migravęs. Ir aišku, tarybiniais metais nelabai kas jo čia pageidavo ir prisiminė, nors reikia atiduoti pagarbą profesoriui Gaudrimui, kad jisai visgi keletą puslapių į savo knygą iš lietuvių muzikos istorijos. Jis įdėjo žinių apie Žilevičiaus dainas. Taip kad kas norėjo, tai tą pavardę galėjo aptikti. Bet didesnių tokių tyrinėjimų nebuvo. Na ir man pasirodė tokia neatrasta žemė, tik tai tiek, kad tas mano entuziazmas, nuslopo, todėl kad aš pamačiau, kad aš negaliu apriepti šitokios masės dokumentų, šitiek laiškų, kūrinių, rankraščių, kuriuos aš atradau nuvažiavusi į Ameriką. Na ir pabandysiu dabar kita skaidrė. Čia yra centrinis įėjimas į jaunimo centrą. Ir štai archyvas yra, čia yra iš šono, du, ir kaip čia jums žiūrint iš dešinės. Tai apačioj pusrūsyje, reiškia, reikdavo padirbėti ne vieną mėnesį. Ten apsilankiau 6 kartus, po mėnesį, po 2. Pradžiai buvo labai sunku dirbti, todėl kad nebuvo jokių techninių priemonių. Reikėjo viską rašyti ranka, negalėjai nei kopijuoti, nei nieko daryti. Taip kad aš tik tai dalelę šito sugebėjau archyvo įveikti, susipažinti. Ir po to vieną kitą kartą jau atsirado ir fotoaparatas, ir paskutinį kartą važiavau, aš skridau į Ameriką su savo skeneriu. Ir buvo labai geros sąlygos, ne tokios kaip dabar. Aš turėjau savo skenerį, mane leisdavo dirbti naktį, visi išeina, tylu, ramu, aš sėdžiu viena archyve. Aišku, baisoka būdavo grįžti, to kad su autobusu reikdavo grįžti, įlipi į autobusą, vien juodi vyrukai ir taip, kažkaip, bet sveika išlikau, viskas gerai, tvarkoj, bet darbui sąlygos buvo labai geros. Todėl visas tas nuotraukas aš galėjau pati nusiskenuoti, nei mokėti, nei kieno prašyti, nei kam nors labai dėkoti, reiškia raktai kišeniai nuo archyvo ir štai taip ir gali darbuotis ir 1, ir 2, ir 3 mėnesį. Dabar tas pats archyvas, jis pergyveno įvairias transformacijas ir čia galės paliudyti ir Darius. Aš matyti iš lietuvių buvau viena iš pirmųjų, kuri ten nuvažiavau ir ką aš ten radau, aš jums to jau dabar parodysiu. Archyvas buvo labai tvarkingas, labai gerai prižiūrimas. Ir štai jis kažkada tai buvo viršuj, 2. ar 3. aukšte. Ten Žilevičius turėjo tokį stiklinį stendą, po kuriuo kabėjo žymiausi lietuvių muzikai. Gruodis, Naujalis, Čiurlionis, Banaitis, daugybė kitų. Bet paskui Žilevičiui mirus išardė tą stendą ir tada archyvo direktorius Kazys Skaisgirys, jisai tas nuotraukas visas iš to stendo sukabino ant lentynų archyvo. Bet tas archyvas, jis dažnai yra vadinamas Žilevičiaus muzikologijos archyvu. Bet 86 metais šitas archyvas buvo sujungtas su tokio mokytojo, nepaprastai skrupulingo, darbštaus patrioto Juozo Kreivėno biblioteka.
Anksčiau buvo vien Kreivėno biblioteka ir Žilevičiaus muzikologija. Kai juos sujungė, atsirado naujas pavadinimas. Žilevičiaus per brūkšnelį Kreivėno lietuviškos muzikos archyvas. Ir iš tikrųjų tokį pavadinimą reiktų dabar ir naudoti. Nes jeigu mes parašom, kad tik tai Žilevičiaus muzikologija, tai atrodo, kad mes liktai tą Kreivėną ir atmetam. Nors buityje iki šiol vadinama muzikologijos archyvas, muzikologijos ir į tą oficialų pavadinimą nekreipiama dėmesio. Dabar štai atkreipkite dėmesį į tą dalį baltų dėžučių, kur yra. Ir štai kitoj skaidrėje aš jums parodysiu. Štai šita visa siena buvo Kreivėno biblioteka. Kruopščiai sutvarkyta. Ant kiekvienos dėžutės priklijuotos numeriukas. Pagal tą numeriuką kortelė užvesta, kas toj dėžutėj yra. Kokios natos, kokios knygos, kokie straipsniai ir taip toliau. Čia matom tokį seną lietuvių, tokį irgi išeivį, kuris ateidavo savanoriškai tvarkyti plokštelių. Ir štai paskutinį kartą jau, kai aš buvau šitame archyve, ką aš pamačiau? Ogi pamačiau, kad vietoj tos, čia tą turėjo būti baltos dėžutės. Nėra nei vienos tos baltos dėžutės. Viskas išimta. Kur dingo ta Kreivėno biblioteka? Man taip niekas ir nepaaiškino. Tvarko dabar jau mūsų tretieji emigrantai, kurie, nors šita moteris tokia Genutė, jinai kanklės baigusi ir nieko negali kaltinti, tos moteris jos darė, kaip jom atrodė geriau. Vat jom trūksta vietos, tai jos nutarė išmesti tą Kreivėną, todėl kad kartojasi tos pačios knygos, gal galima tas knygas ten ar išmesti, ar kitur išsiųsti. Ir taip to Kreivėno bibliotekos ir neliko. Dabar, aišku, ten viską surasti, tyrinėti buvo sudėtinga, todėl kad skendau toj medžiagoj. Bet ką aš apsidžiaugiau? Apsidžiaugiau labai pačiais didžiausiais savo atradimais. Tai pavyko atrasti pirmą lietuvišką simfoniją ir pirmą lietuvišką nonetą. Tai čia jau man likimas, kaip sakyti, atsidėkojo, kad aš galėjau šitos rankraščius paties Žilevičiaus rašytus atrasti. Na ir gerų žmonių dėka ir filharmonijos direktorius Rūtos Prusevičienės dėka, kompozitoriaus Alvydo Malciaus dėka pavyko tą pirmąją simfoniją, kuri buvo laikoma dingusi. Čia pavyko atrasti tik tai pirmąją dalį ir tai be reprizos. Tik tai ekspozicija, temų perdirbimas, o paskui jau kai perėjo reprizo, matyti, jau Žilevičius neturėjo laiko ir neįdomu ir šitą numetė. Bet Malcys viską labai teisingai padarė. Viską restauravo, sutvarkė, dinamiką pataisė. O štai pirmą lietuvišką nonetą, galima sakyti, iš numirusių prikėlė, tai gerbiamas docentas Kazys Daugėla. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai šiandien yra tarp mūsų ir dabar tas nonetas yra suskaitmenintas, jis yra atliktas, jis pasklido plačiai po pasaulį ir kas nori gali įsigyti. Taip kad mūsų Žilevičiaus dėka galima sakyti, kad ta lietuvių muzika šiek tiek prasiplėtė ir pagilėjo. Na ir aišku, vien to Žilevičiaus archyvo man tai neužteko ir buvo didžiulis džiaugsmas. Na tiesiog aš sakiau, jau čia dievulis globojo mane, kai 94-3 metais į Klaipėdą daktaras Kazys Pemkus, apie kurį, nežinau, ir Vilniukas daug žino. Tai žino gerbiamas profesorius, bet šiaip jis yra kilęs nuo Kretingos ir jis nutarė viską padovanoti Klaipėdos universiteto bibliotekai. Ir tai buvo jis kolekcionierius nuo pirmųjų metų apsigyvenimo Amerikoje. Jis rinko viską, kas yra parašyta lietuvių kalba. Visi periodiniai leidiniai,
Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Europoje. Toliau medicina, fotografija, Seimo, tarpukario laikų Seimo stenogramos. Nepaprastai didžiulis tas archyvas, kuris po šiai dienai dar yra tvarkomas, nes pati biblioteka sutvarkyta, bet liko tik tai archyvas. Net atkeliavo Vydūno kaukė iš Amerikos. Reiškia, kaip keista, padariusi didžiulį ratą. Reiškia, Pemkus iš kažkur tai ją gavo ir sudėjo visas dėžes ir paskui tos dėžės atkeliavo į Klaipėdą. Taip, kad tam Pemkaus archyve gali ten dirbti be galo, be krašto. Ir kas dar yra? Koncertų programėlės, įvairiausi dainynai, seniausi laikraščiai ir sekantis skaidrė. Štai, tas Pemkaus archyvas buvo įsikūręs šalia mano kabineto. Tai suprantat, nereikia važiuoti į jokią biblioteką, į Vilnių, nereikia pildyti jokių ten popieriukų, kad tu gautum kokį leidinį, laukti, kol tau jį atneš. Čia įleidžia, pati pasiemi, susidedi ant stalo, ko tau reikia. Štai vienas iš seniausių leidinių Vienybė lietuvininkų, kuris buvo pradėtas leisti dar XIX amžiaus pabaigoje. Taigi, tikrai be šito Pemkaus archyvo aš irgi nebūčiau knygos parašius. Kitas dalykas, tai yra pavieniai asmenys, kurie prisidėjo. Tai todėl, kad nuvažiavus į Čikagą teko susipažinti su tais buvusiais klaipėdiečiais. Vieni iš jų tai buvo Juozo Strolios, o Juozas Strolė buvo pirmojo lietuviško muzikos istorijos vadovėlio autorius. Ir ten 3 sūnus. Reiškia Vytautas, Faustas ir Herkulis. Ir visi, tik tai tu rašy knygą apie Žilevičių, mes tau viską duodam, mes tau siunčiame, mes tau padedam originalius laiškus, originaliais parašais, viską duodame. Ir štai, žinot, būdavo kartais net ir sunku, tik kad atskrendi į oro uostą ir štai Vytautas Strolė su didžiausia kuprinė knygų, kurių, žinot, labai iš Amerikos vėl su knygom į Lietuvą. O štai čia kita ta skaidrė yra jo buvęs archyvas Rūsyje, nes jis buvo žinomas plokštelių kolekcininkas ir turėjo daugybę kitų dokumentų ir leidinių, o jo tėvas žadėjo parašyti monografiją apie Klaipėdos konservatoriją, buvo surinkęs atsiminimus, daugelio nuotraukos, bet ta monografija taip ir nepasirodė, bet man pavyko tas nuotraukos ir tos visus rankraščius gauti. Tai tas labai daug irgi prisidėjo. Tai čia būtų tokia lietuviška tokia oazė, bet kaip žinom, Žilevičius yra vienas iš pirmųjų lietuvių kompozitorių gavęs diplomą kaip kompozitorius. Tai buvo Petrogradas 19 metai. Ir tai kaip dabar nenuvažiuosi į Peterburgą ir nepasižiūrėsi, o kaip ten buvo mokomi tie lietuviai ir visi rusai, o kokios ten programos, o kokia ten atmosfera, o koks ten buvo 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje muzikinis gyvenimas. Ir štai taip, man dievulis irgi kilimėlį ištiesė ir prieš COVID nutiesė tiesiai į Peterburgą. Ir taip atsidūriau Peterburge ir teko, aišku, pirmiausiai nuėjau prie Šventos Kotrynos bažnyčios, Nevskio prospekte, kuriame dirbo ir Talat Kelpša, ir Štarka, ir Kačanauskas, ir Sasnauskas ir taip pat Žilevičius, o čia prie Sakiaus soboro buvo grafas Zubovas įsteigęs Meno istorijos institutą ir ten Žilevičius irgi tą Meno istorijos institutą lankė. Aišku, sąlygos jau nebuvo tokios kaip Amerikoje ar Lietuvoje archyvose, todėl kad visa ta sovietinė sistema ten yra tebegaliojanti, gal jinai tokia ir turi būti, aš nenoriu kritikuoti, bet su fotografavimu yra labai keblu. Štai aš lankiausi 3 archyvuose, vienas iš jų literatūros ir meno, ir tame archyve yra saugomi dokumentai nuo 18 metų, reiškia sovietinio laikotarpio. Ir štai programos konservatorijos yra
į mikrofilmus įdėtos ir tuos mikrofilmus visgi leido fotografuoti iš monitoriaus, reiškia. Tai, vis tiek juos galima įskaityti, jie labai prastos kokybės, bet vis tiek galima, už tai buvo čia учебный план класса специальной теории. Tai kaip jie mokė harmonijos, toliau bibliotekoje radau, kaip atrodė tie vadovėliai, kaip tas Rimskio-Korsakovo vadovėlis apie harmoniją, kaip instrumentuotės vadovėlis, kas paskui leido kitus leidimus, kas rašė įvadus į tuos leidimus, kokias korekcijas taisė. Taip, kad tikrai buvo įdomu. Bet aišku, aš biškį rizikavau. Ir sakykime, kai užsisakiau, štai tokia didžiulė ruda knyga su auksiniam raidėm, glavnoje, ten kažkokia ten konservatorija, ten Ruskavo muzikalnavo общество, kadangi konservatorija priklausė tai RMD, Rusų muzikos draugijai. Tai jau ten, kai nieko nebuvo, tai aš jau taip išdrįsau pasimti tą fotoaparatą, bet aišku, būtų mane pagavę, būtų išvarę. Bet iki 18 metų visa medžiaga buvo saugoma istorijos archyve. Ar jums teko lankytis istorijos archyve? Jis kaip Žilevičiaus toks pusrūsyje, galima sakyti. Tam archyve ir žmonių pilna, mokslininkų pilna. Turi vos neužsiregistruoti arba ateiti anksčiau, kad pakliūtum prie kokio staliuko, nes tų staliukų yra nedaug. Ir fotografuoti galima buvo dokumentus vieną kartą per savaitę, ketvirtadieniais. Ir tik tai 2 valandas. Žuvies diena. Penktadienį. Ir suprantat, iš to, kad tu gali fotografuoti tik tai tas 2 valandas, tiesiog rankos drebėjo. Ir aš turėjau ir fotoaparatą, ir Facebooką, ir aš galvojau, ne Facebooką, bet telefoną. Ir aš tą pačią nuotrauką kelis kartus fotografavau. Ir iš tikrųjų, nuo tų nervų paskui žiūriu, kad ne visos jos buvo ryškios. Ir labai gerai, kad aš po kelias kopijas. Ir štai tarp tų nuotraukų, ką man pavyko atrasti. Man pavyko atrasti pirmąją Žilevičiaus fotografiją, kai jisai stojo į konservatoriją Petrogrado. Jis jau buvo prisegęs prie savo lapo. Čia, aišku, jam gal kokia 15 ar 16 metų, čia jis dar toks paaugliukas, bet matyt kitos jis neturėjo. Dabar, kaip ir pas mus archyve, priekyje bylos yra lapas su parašais, kas tą bylą vartė. Tai aš atradau visus lietuvius, kurie tą bylą vartė, muzikologus. Tai pirmas buvo 62 metais profesorius Gaudrimas. Po jo 68-aisiais buvo profesorius Landsbergis. Tada buvo 70 kokiais gal 3 metais Zita Kelmickaitė. Ir tada aš jau buvau 4. Ir aš nežinau, ar jie pamatė, ar jie nepamatė, bet man didžiulis atradimas buvo štai šitas Žilevičiaus laiškas, adresuotas rusų kompozitoriui, tuo metu ėjusiam Peterburgo konservatorijos rektoriaus pareigas Aleksandrui Glaznovui. Tai kai aš pasakiau jau rusų muzikologam, tai jie, mes nežinojom, kaip čia gali būti, jau jam tas Glaznovas, kaip ir visi jie tos kompozitorius savo iškelia, reiškia. O kas čia per laiškas? Laiškas 28 metais rašytas su prašymu patvirtinti, kad Žilevičius tikrai baigė Peterburgo konservatoriją. Pasirodo, jis gavo, kaip ir daugelis to meto, 19 metų absolventų laidos, jis gavo tik tai pažymėjimą. Kodėl pažymėjimą? Todėl, kad seni blankai, imperskai, tam ruskaja, tam общество ir taip toliau, jie jau netiko, jie prie sovietų valdžios buvo atmesti, o nauji blankai dar nebuvo paruošti. Todėl jam buvo išduotas pažymėjimas. O paskui, kai prasidėjo kivirčai su Šimkum Klaipėdoje, tada Šimkus jam ir sako, o tu neturi diplomų.
Tada Žilevičius ir parašė laišką, bet Glazunovas jau buvo migravęs. Jis kaip išvažiavo, taip ir išvažiavo visam laikui. Bet ką mes matome, labai tvarkingai pas rusus susektos tos visos bylos, nei vienas lapelis nedingęs, viskas suskaičiuota, sunumeruota ir atsakymą jau jam išsiuntė tuo metu jau rektoriaus pareigas pradės eiti toks muzikologas Osovskis. Ir visgi pasakė, taip, jums pripažįstamas, kad jūs tikrai baigėt, kad jūs turite tas vodnai hudošnik arba tas laisvo menininko kvalifikaciją. Ir viskas yra gerai. Taip, kad Žilevičius galėjo nusiraminti. Tai štai buvo šita pereita per visus tos archyvus Peterburge ir tikrai buvo labai daug įdomių ir vertingų dalykų atrasti ir pavaikščiota tais keliais, kuris vaikščio, kuris dirbo. Bet tai dar ne viskas. Juk Žilevičius jaunystėje tai mokėsi ir Varšuvoje. Nors nedaug, Varšuva važinėjo po mėnesį iš savo pinigėlių. Taigi reikia ir į Varšuvą nuvažiuoti. Tai štai pasukau ir į Varšuvą. Ir dabar, kur yra Šopeno muziejus, labai, labai gerai įrengtas tas Šopeno muziejus, pasirodo, ten anksčiau buvo muzikos institutas. Ten visi mūsų ir Čiurlionis, ir Juozas Gudavičius, ir Aleksas Aleksandravičius, ir kas ten dar, Kalvaitis. Žodžiu, aš priskaičiavau apie 20 muzikų, kurie mokėsi Varšuvos muzikos institute. Taip, dabar šalia to iš šono yra Šopeno vardo universitetas. Tai aš ten irgi patikau į biblioteką ir susiradau vadovėlius, iš kurių mokinosi 20 amžiaus pradžioje lietuviai. Kokia buvo muzikos istorija, kokia buvo harmonija, kaip ten vargonais mokino groti. Ir dar užsukau, yra tokia tovariščestva muzičnė, ten Stanislavo Moniuškos vardo. Ten radau irgi kai kuriuos rankraščius. Taip, kad buvo naudinga kelionė, bet ypatingai, kadangi Žilevičius tik 3 metus po mėnesį važinėjo, tai ten aš daugiau ir nesitikėjau rasti. Visgi labai knietėjo, ir dėl to, kad buvo uždrausta, labai knietėjo nuvažiuoti į Baltarusiją ir pamatyti savo akimis Vitebską. Žinokit, jis man toks pasirodė simpatiškas, jis man toks pasirodė panašus į Kauną ir į Vilnių, o čia mano pačios darytos nuotraukos. Ir reiškia, kad matot, prie šitos bažnyčios yra paminklas kunigaikščiui Algirdui, kuris meniškai padarytas ir ant jo rankos tupi sakalas. Reiškia, sąlygos Baltarusijos archyvose buvo dar griežtesnės nei Rusijoje, todėl kad neleido fotografuoti net ir monitoriaus. Negalima, visiškai buvo. Bet ten man pavyko atrasti tarp mokytojų sąrašų konservatorijoje ir Žilevičiaus pavardę ir sužinoti, kiek jis ten uždirbo. Buvo ir įvairiausių įdomių fotografijų, tačiau aš jų negalėjau dėti į knygą, nes neįvardinta, neaišku, kas juose pavaizduota. Vertingiausias dalykas tai bėglių iš Rusijos į Lietuvą sąrašas, kuriame buvo įvardinta ir Žilevičiaus šeima, žmona, motina ir įrašytas amžius, jų amžiaus. Tai pagal tai galima buvo spręsti, kokio amžiaus buvo jo mama ir žmona. Ir taip, metai po metų, kelionė po kelionės ir galų gale gimė knyga. Taip viskas. Iš tiesų, Danutė, tu taip sklandžiai čia papasakai daugiau gal apie tą patirtis archyvose, nes čia turbūt galima dar vieną knygą parašyti apie tuos mūsų darbą archyvose, kokios sąlygos, kaip jos keičiasi, kaip iš tiesų į Ameriką nuvažiavus mes matome jau pasikeitusi patį archyvą, kuriam reikia susipažinti, vėlgi poras dienų skirti, kad suprastum, kas ten pakeista yra. Jeigu tokią diskusiją truputį vesti, tai taip, aš irgi buvau tose pačiose archyvose Amerikos, tai Čikagos, Žilevičiaus ir Kreivėno vardo.
Praeitais metais, praeitą sezoną, tai sąlygos jau pasikeitė. Nu, ne visai kaip Baltarusijoje, bet į tą pusę eina. Fotografuoti jau yra uždrausta, kaip sako, jie skenuoja irgi tik tai vieną dieną, tu iš anksto surink, kada tu nori ten tą skenerius gauti, surink medžiagą, kokią tu nori, kada tau ten reiks, tai mes ketvirtadienis, tai ten trečiadienis mes tau nuskenuosim. Žodžiu, yra truputį sugriežtinta. Ir vėlgi galiu palyginti su tuo, kai pirmą kartą buvau prie Račkausko, dar Jono Račkausko profesoriaus, tai tada buvo irgi panašios sąlygos, kad apnakvydino beveik pasbūdinti tenai kambarėlį, davė lovą, bet gretimam kambarį archyvas, tai gali dieną naktį tenai būti ir tai yra pati didžiausia turbūt laimė kiekvienam tyrėjui, kiekvienam archyvarui. Ir iš tiesų, dabar, jeigu prisiminti, vėlgi, Žilevičius gyveno labai ilgą laiką, 95 metus. Beveik. Ir kada aš pirmą kartą pamačiau Danutės tą knygą, jog pavadinimas Žilevičius ir jo epocha. Nu, aš galvoju, nu kaip tai Žilevičius ir jo epocha. Mesgi epochą dažniausiai įsivaizduojam per Čiurlionį, ten, per kitus kompozitorius, bet iš tiesų pasirodo Žilevičiaus tas nugyventas laikas suima nuo 19 amžiaus praktiškai, taip, nuo iki nepriklausomybės paskelbimo ir visą tą peripetiją 20 amžiaus iki pat vos ne 2000-ųjų. Tai, na, ir tas jo gyvenimas, tie gyvenimo laikotarpiai, na taip, privertė autorė, jūs privertė aplankyti ir archyvus Baltarusijoje ir Rusijoje. Buvo rizikinga ir kada Danutė man paskambino, sako, aš važiuosiu į Baltarusiją, sakau, Danutė, nerizikuok, jau viskas, ten sudėtingos sąlygos, bet vis tiek mokslinis interesas nugali ir Danutė išeina į, kaip sako, į tuos archyvus ir atradimus padaro. Taip, Vitebskas buvo turbūt unikalus. Aš nežinau, kaip Danutė, ar dar galėtum truputį daugiau apie Vitebską pasakyti, nes Vitebskas buvo toksai kaip ir atradimas ir, sakyčiau, gal, na, užmiršta tokia istorinė laikotarpis, kuris gana reikšmingas ir pačiai Baltarusijai buvo, ir mums gana reikšmingas, nes ten buvo nemažai mūsų kultūros žmonių. Taip, visų pirma, Vitebskas tai buvo labai žydiškas miestas. Muzikantai tai ten išimtinai beveik buvo žydų tautybės. Labai daug sinagogų, labai daug šitos tautybės ir priekybininkų ir visko. Bet pirmojo pasaulinio karo metais ten atsidūrė ir labai daug lietuvių. Ir lietuviai turėjo savo draugiją, įkūrė tokią organizaciją, jie rūpinosi švietimu, sakykime, kareivių, tengi veikė lietuvių batalionas specialus. Taip, kad toks jisai pasirodė man ir lietuviškas miestas. Ir dar kas mane sužavėjo, tai kad būtent to moderniško meno buvo pradžia. Vitebskas tapo mažuoju tokiu Peterburgu. Ten ir Šagalas, Malevičius, ten pirmosios parodos, pirmoji įsteigta dailės mokykla aukštoji ir liaudės, taip vadinosi tada, konservatorijos. Aš galvojau, kodėl Lietuvoje irgi veikia liaudės konservatorija Laumenskienės įsteigta. Pasirodo, tas pavadinimas paimtas iš Rusijos. Ten buvo pilna liaudės konservatorijų. O Vitebskoje įsikūrė pirmoji Rusijoje konservatorijoje, kuriai vadovavo žinomas dirigentas Nikolajus Malko. Ir Malko buvo labai toks, pradžioje susijęs, toks, kaip pasirodė, kaip bolševikų rėmėjas. Ir ten Marijos teatre vyko didžiuliai ginčai. Ir ten jį išmetė, ir ten jis kovojo. Bet suprantat, kaip jis pagyveno ilgiau prie tos bolševikų valdžios, jis neturėjo kito kelio, kaip emigruoti. Taip, kad Vitebskas buvo paskutinė jo stotelė, kurioje Malko dirbo. Ir man buvo labai smagu, kai aš Žilevičio archyve radau originalius parašus Malko. Pavyzdžiui, jis išleidžia Žilevičio atostogauti į Kauną ir pats pasirašo. Šitokių Lietuvoje nėra, o Žilevičius visgi išsivežė visus tos dokumentus. Ir pagal tai galima šitą surasti. Tai man buvo įdomu pažiūrėti ir kaip Malko gyveno, tokio masto dirigentas, ir kaip vyko, kokios buvo tos sąlygos, kai prasidėjo ta arši proletariato diktatūra, kai buvo visi verčiami ten be jokių ten dalyvauti, be jokių atlyginimų ir demonstracijos, ir ten rengti koncertus. Tarp kitko, tas archyvas Vitebske Blasnoj
ten archyv. Visi KGB dokumentai, visi profsąjungų, komjaunimo yra laikomi atskirai, matyt, jie yra ypatingai saugomi. Ir tada reikėjo eiti ne į tą archyvą, o į savivaldybėje, ten atskiras skyrius specialus, ten sėdi milicininkas ir ten turi parodyti pasą, kad tave įleistų, iš anksto susitarti, nu, žodžiu, kaip supratau, kad ten jau labai svarbu. O per tas profsąjungas visgi ir vyko tas meninis gyvenimas. O profsąjunga įsako arba profsąjunga išmeta, profsąjunga buvo išmetus ir Malko už ten kažkokius neatliktus darbus. Taip kad tikrai Vitebskas man paliko tą įspūdį, kaip susižinoti, kaip prasidėjo tas bolševikmetis ir kaip tuo metu muzikantai gyveno ir kaip kūrėsi tos mokyklos. Ir galima tai dabar palyginti su, kad ir mūsų Kauno, kaip Kauno muzikos mokykla ar Klaipėdos muzikos mokykla kūrėsi. Kokios buvo problemos tada ir kokios buvo pas juos Rusijoje. Bet Vitebskas turbūt buvo labai, kaip sakyti, toksai sėkmingas ir Žilevičiui, juk jisai tenai gavo profesūrą. Na, taip, jis gavo profesūrą, kurios Lietuvoje niekas nepripažino. Ir kai aš nuvažiavau į Ameriką, manęs klausė, kodėl jūs tą Žilevičių vadinat profesorium, jūs ten neteisingai, jūs čia prisigalvojate ten. Nors sakau, kad jį iš pagarbos, kaip yra žmogus, kaip sako, daug žinantis enciklopedistas, jis gali ir neturėti jokių ten tų popierių, bet iš pagarbos jį galima vadinti profesoriumi. Tuo labiau, kad jis turėjo tą profesoriaus pažymėjimą ir šį knygą įdėjau, kuris yra dabar Čikagoje, būtent tą pažymėjimą, kaip jam buvo išduotas tas profesoriaus vardas. Bet žinot, ta mokykla greitai buvo panaikinta kaip aukštoji ta mokykla. Jinai pasiliko tokia vidurinio tipo mokykla. Taip kad ir ta profesūra, jinai netitiko Lietuvos reikalavimų. Žilevičiaus veikla iš ties buvo labai įvairi, sakykime, aš truputį dabar peršoksiu į kitą gal sritį. Tai yra, jis, kaip sakyti, pabaigė konservatoriją kaip kompozitorius, teoretinį ir kompozicijos skyrių pabaigė, bet jisai taip pat dirbo labai tokį gana reikšmingą ir administracinį darbą, ir Lietuvoje dirbo, buvo švietimo muzikos ten reikalų vedėjas, jeigu neklystu, ir taip pat jisai gana, kaip sakyti, pats pirmasis pradėjo su archyvais, su muzikos instrumentų kaupimu, etnologinės tos medžiagos rinkimu, archyvų rinkimu. Ir aš nežinau, bet jo veikla, pavyzdžiui, ir kaip choro dirigento, ir kaip renginių organizatorius, buvo antiek įvairi visa ta jo veikla, kad netgi buvo pastebėta ir įvertinta kai kuriais apdovanojimas. Tai ką aš iš knygos išsirašiau, tai mane nustebino, jog jam buvo suteiktas Japonijos medalis Sidabro žvaigždė 1916 metais. Nelabai supratau už ką. 35 metais Gedimino 3 laipsnio ordinas. Danutė, kas čia vyko? Čia, man atrodo, Taip, čia galima jau profesoriui Juozui duoti žodį ir jisai pasakys, kodėl Žilevičiui buvo įteiktas Gedimino 3 laipsnio ordinas. Tai man pradėti nuo ordinų įteikimo turbūt. Gal prie ordino mes prieisime. Pirmiausia, gal norėčiau pasakyti, kodėl aš čia randuosi jūsų tarpe. Šiaip ar taip aš ne muzikologas, su muzika labai mano ryšiai gana tolimi. Yra nors turėjau giminaitį, kuris dirbo čianai, toksai Tauragis, nežinau, ar jūs prisimenate. Visi prisimenat jau. Tai iš tiesų, kalbant apie patį herojų Danutės knygos, tai mano pirmas susitikimas su juo, kabutėse susitikimas, tai buvo kažkur tai apie 95-6 metus, kai aš rašiau straipsnį tokį skirtą būtent pasauliniai parodai New York'e, kur dalyvavo mūsų ir vyriausybė, Lietuva pati dalyvavo, taip pat aktyviai dalyvavo Amerikos lietuviai. Tada būtent Žilevičiaus figūra ir iškilo man. Bet aišku, aš nesidetalizavau, kiek yra prirašyta toje knygoje.
kitas toks rimtesnis turbūt susitikimas, tai buvo, kaip čia kolegos irgi sako, teko dalyvauti ne kartą, stažuotis, kaip čia pavadinti, lituanistinių tyrimų studijų centre Čikagoje. Tai man, tarp kitko, geriausiai matyti pasisekė negu kolegoms. Tai vadovas profesorius Račkauskas man netgi raktus davė. Sako, eik į tą archyvą, žiūrėk, ko tu nori, tą imk. Tai taip, kaip jūs sako, dieną naktį mes ten galėjome dirbti ir neštis tą, ką nori. Pasitikėjimas buvo toksai. Taigi, profesorius amžinatilsis Jonas Račkauskas, kai mes susitikom, jis kaip man apibūdino, ką jis valdo, tas tyrimų centras, į kurį ėjo daug padalinių visokių, jų tarpe ir Žilevičiaus Kreivėno tas muziejus. Tai jis taip, žinot, su gražia lietuvių kalba, angliško akcentu šiek tiek, sako, mes turim, ko niekas pasaulyje neturi, šitą muziejų turime. Jo, iš tikrųjų, tai yra unikalus dalykas, tas muziejus vienintelis turbūt, jisai yra jau tikrai, ir čia man iškart prisiminė tas momentas, kurį kolegė Danutė ir paminėjo apie profesorių Gaudrimas. Taip. Tai vėl kažkada, prieš keletą metų rašydamas irgi straipsnį apie lietuvių ekskursiją iš Lietuvos į Ameriką ir iš Amerikos į Lietuvą. Ir vienoje ekskursijoje dalyvavo ir profesorius Gaudrimas. Juos reikia turėti omenyje, kad jie daugiausiai bendravo su tais vadinamais pažangiečiais, komunistuojančiais lietuviais. Tai irgi labai dar laukia didžiuliai tyrimai šitos grupės lietuvių, nes jie iš tikrųjų daug yra nuveikę ir kultūros srityje, turėjo 2 dienraščius, čia vėl kitas dalykas. Tai bendraudavo su tais pažangiaisiais lietuviais. Bet štai mes matome tokį dalyką, kad Gaudrimas turėjo kontaktą, bendravo atvykęs ir su Juozu Žilevičiumi. Tai parodo, kad Žilevičiui, o žinot, Amerikoje tuo metu labai žiūrėjo atsargiai ir nepatikimai į tuos, kurie atvykdavo iš Lietuvos ekskursijos. Tai čia kas čia visi ten KGBistai, ten raudonieji ir taip toliau. Žilevičius, nežiūrint tai, kai jisai pagrinde daugiausia dirbo katalikiškoje aplinkoje, vargonininkas, taip jisai vienu žodžiu tos parapinėm chorams vadovavo, jis nebijojo, susitiko, kalbėjosi, neatsitiktinai, kaip buvo minėta, ir Gaudrimas apie jį užsiminė. Ir aš buvau labai nustebęs, skaitydamas knygą, kad vis dėlto amžinatilsį Zita Kelmickaitė baigiamąjį darbą parašė apie būtent Žilevičių. Taip, tas darbas, jis aišku, jis nebuvo nei išviešintas, bet tai buvo parašyta, vadinasi, bet kažkodėl tai Zita paskiau matyti atitolo nuo šitų dalykų, nežinau dėl kokių priežasčių. Tai irgi tai to pačio Gaudrimo įtakoja matyti šitas dalykas, taip, tas aprašymas. O žinot, kitas dalykas, čia Danutė irgi knygoje užsimina šitą momentą, buvo sakoma iš Lietuvos valdžios pusės, kad bandykit, pakontaktuokit su tuo Žilevičiu. Kas domino? Būtent domino tas archyvas, ta medžiaga. Gal kartais jisai sugalvos perduoti tą medžiagą į Lietuvą. Tokių pavyzdžių jau buvo. Bet čia tiesiog nebevartinsime, mes žinome tuos dalykus. Taip. Gal perduos. Tai matyti čia tas ir to darbo atsiradimas toks, taip, Zitos parašytas irgi, turbūt, manau, kad Žilevičius žinojo apie tą darbą, tikrai matyti. Aišku, jie susirašinėjo. Tai kažkaip tai. Bet gavosi taip, kad jisai iki pat mirties tą archyvą išlaikė, tas buvo perduotas į tyrimų centrą ir taip toliau. Dabar kalbant apie pačią knygą, dar iki ordinų prieisim turbūt, tai, žinot, mūsų Danutė mes jau nemažai tų metų bendraujam, jis man paskambino, sako, ar negalėtum, bet taip labai gražiai, kukliai, sako, patikrinti mano tekstą, kad nepadaryčiau kokių istorinių klaidų. Aišku, atsiūsk, kai atsiuntė, įsigandau tokios atimties. Mano kolegė nemėgsta rašyti tokių mažesnių knygų, nemėgsta jinai. Jo, vien paėmus tą, sakysime, lietuvių kultūrą jau iš Jungtinėse Amerikos valstijose, tai čia turbūt rekordinė knyga, turbūt. Tai irgi pagarba dėl to. Tai
Tai jau sutikau, gerai, gavau, ten, pasėdėjau, peržiūrėjau, gaila, kad nuotraukų negavau su aprašymais, ten yra kai kurių tokių netikslumų, bet tiek to jau. Dabar, kai pasižiūrėjau tą knygą, tai paskiau jinai, kaip pasakiau, kad viskas lyg ir normalu, ten buvo ten kažką, tai mes... Taip, metai buvo sumaišyti. Jo, tai paskiau jinai vėl taip, ar negalėtų man, sako, recenziją parašyti. Jeigu jau perskaičiau, bet taip gražiai prašo, parašysiu tą recenziją, parašiau. Užmirždamas, kad kai parašai recenziją, įsipareigoji dalyvauti knygų pristatymą. Ir taip gavosi, kad tenka dalyvauti, čia pas jūs ateiti. Bet aš džiaugiuosi, nes pirmą kartą praktiškai per daug metų čia šituose rūmuose dalyvauju. Taigi pati knyga, kai, kalbėsime apie pačią knygą turbūt, kai aš ją taip vėl pamačiau, nežiūrint tai, kad aš jau buvau perskaitęs, tą tekstą, rankraštinį tekstą, tai iškart galiu pasakyti, kad ir nenustebau, ir nustebau. Taip, kalbant apie šitą knygą. Nes nenustebau dėl to, kad tai iš tikrųjų Žilevičius tai yra figūra. Danutė sugebėjo parodyti jį kaip pionierių įvairiuose srityse. Žiūrėkite, jis pirmasis parengė mokykloms programas. Taip. Ir iki šiol mokyklose atrodo, tiesa, aš dabar nuo mokyklų šiek tiek atitolęs, atrodo, yra kažkokioj tai klasėje pamokos muzikos. Taip, tai čia, galim sakyti, Žilevičiaus nuopelnas. Toliau, jau čia Darius irgi, taip, jau kelis kartus paminėjo, pabrėžė. Taip, kaupikas kaupia, archyvaras, taip, medžiagą kaupia. Ir jis kaip bitutė, vis dėlto galima gražiai pasakyti, ateina ten koks meškinas ar ten žmogėnas, paima tą medų, jinai neša ir toliau neša. Tai lygiai su Žilevičiu atsitiko. Irgi jisai sukauptą savo medžiagą, paliko išvažiuodamas į Ameriką, kunigui kažkokiam tai ar ne, ten, karo metu dingo viskas. Bet jis nesustojo ir toliau jis Amerikoje kaupė ir netgi kai 1935 metais vyko ta pirmasis pasaulio lietuvių kongresas, ir čia man buvo naujiena, aš prisipažinsiu, man negėda prisipažinti, aš tai galvojau, kad čia vienintelis tai Aleksandras Račkus atvežė eksponatus eksponatus į Lietuvą, apie tai buvo labai išreklamuota. Ir aš net neužfiksavau, kad ir Žilevičius ten 3000... Labai daug. Jo, labai daug. Bet yra, matot, koks kitas dalykas. Žilevičius pareikalavo gražinti, o Račkus savo dalį eksponatų paliko, pardavė. Lietuvos valdžiai pardavė. Šiek tiek uždirbo. Taigi, tai gal ir dėl to kažkur, ta prasme, nebuvo kažkaip tai užfiksuotas tas dokumentuose tas dalykas. Arba aš prašiausiai nemačiau tų dokumentų. Tai gal tas ordinas ir buvo po tos parodos Kaune? Taip. Bet kalbant apie ordiną, nebuvo pasakyta, kad už tą parodą. Aplamai už jo tą visą indėlį, kurį jis padarė. Tai čia buvo labai gražus valdžios žestas. Ordinų klausimas, žinot, yra labai sudėtingas dalykas. Ordinas teisingai iš Lietuvos pusės, jeigu jau čia apie tos ordinus kalbėsime, tai yra savotiška padėka žmogui už jo nuopelnus. Bet žinokite, tas, kas gauna ir šalia esantis kitas, kuris negauna arba gauna mažesnio, sakysime, lygio ordiną, labai pyksta. O kodėl jis gavo aukštesnį ordiną? Man teko susidurti irgi tyrinėjant dokumentus prieškario. Mano paskaičiavimu, Amerikos lietuviai iki 40 metų nedaug gavo tų ordinų. Jeigu ten, sakysime, yra paskaičiuota šito ordinų specialistas, užkrito. Kavaliauskas, taip, Vilius Kavaliauskas, taip. Jis ten tūkstančiais kalba apie išdalintus ordinus. Taip, jis suregistravęs, viskas teisingai, tai Amerikos lietuviai gavo iki 40 metų 105 ordinus. Tai labai nedaug. Jų tarpe ir Žilevičius gavo. Ir pagrindė dominavo to lygio Lietuvos didžiojo kunigaikščio 3 laipsnio ordinas. Pagrindė, aukščiausias. Buvo daugiausia tokio ordinų buvo suteikta. Jo. Tai dėl Žilevičiaus, aš neradau jokių nespaudoj pasisakymų prieš. Buvo
pasveikinimai, bet kažkokios kritikos jo atžvilgiu nebuvo. Vadinasi, jis buvo vertas šito ordino. Vertas to ordino. Tai dabar kalbant toliau apie tuos, kad mane nenustebino iš tikrųjų, tai matome, jis visur pionierius. Kad ir paimkime kolegos pirmąją dainų šventę, ne Lietuvoje. Tai jo iniciatyva, jis važiavo į Rygą, į Latviją, žiūrėjo. Danutė labai puikiai aprašo šitos įvykius, kaip kūrėsi ta pirmoji dainų šventė. Ir mano įsitikinimu, dabar kaip tik pačiu laiku ta knyga yra. Taip, šiais metais bus 100 metų tai dainų šventė. Aš Danutė ir sakiau savo, kažkada sakau, parašykit populiarų straipsnį į spaudą. Tiesiog apie tą dainų šventę, apie tą šimtmetį. Tai labai svarbu, nes iš tikrųjų žmonės nežino tokių dalykų. Atsiprašau, aš čia įsiterpsiu. Pas mus yra tokia sklandant irgi legenda, kad pirmąją dainų šventę surengė Naujalis. Ir yra tiesiog visur kaip štampas kartojama. Jūs paneigėt šitą? Aš šitą paneigiu ir man teko matyti dokumentus, kad Naujalis jau buvo gana amžiuje žmogus, jisai sirgo ir jisai nenorėjo prisidėti. Ir kai jį įtraukė tą dainų šventę ir jis dirigavo himnų, jam net nepavyko sudiriguoti ir ten išėjo kažkoks tai tarp balsų disbalansas ir po to jis labai pergyveno ir daugiau jokiam jungtiniam chorui nevadovavo. Taip, kad čia, bet kadangi tas Žilevičius užmirštas, Kaunas, tai Naujalis tiesiog lygybė ženklą, taip ir išėjo. Tai populiarų straipsnį privalom parašyti. Taigi, iš tikrųjų, mes pagaliau vėl pirmoji dainų šventė Lietuvoje, dainų šventės Amerikoje, irgi Žilevičiaus yra nuopelnas. Irgi, tai kai vyksta ten dainų šokių šventės, tas kas 4 metai, tai yra būtent ištakos, būtent Žilevičiaus ištakos, jo iniciatyva. Taip. Kas mane stebino, tai tik stebino eilinį kartą, galima pasakyti, stebino po prieš tai matytų knygų irgi, kurios stebino, tai tas neišpasakytas, darbštumas mano kolegės. Jin čia kukliai pasakė, 2-3 archyvai. Tai žiūrėkit, paverskit, yra suregistruota 18 archyvų peržiūrėta, 18. Be to, aš jau nebeskaičiavau, tiesiog remiasi literatūra, publikuota literatūra. Tai ta literatūra, jos knygų užima 20 puslapių. Tai aš jau neskaičiavau, tai vieną puslapį paskaičiavau, 35 pozicijos, tai maždaug 600-700, vienu žodžiu, pozicijų būtų. Tai milžiniškas darbas. Aišku, jinai neslėpė to, kad jinai daug metų dirbo prie šitos, nuo 88, sakot, ar ne? Nuo 91 tik tai rinkau medžiagą, bet parašiau per 3 metus. Tai, kad parašėm, tai mes labai greitai, bet kol surinkite, tai čia viskas aišku. Tai 35 metus, tai žmogus gyveno su šitą idėją. Tai vadinasi, tai 3 metai, aišku, tos idėjos ten ėjo, lengvai rašėsi. Bet 30, kai, suprantat, būna man keista, kai mano kolegos, kaip ypač jaunesnieji, sako, sugalvojau per metus laiko knygą kaliau. Žinot, tai čia yra neišsėdėtas darbas, kuris susilauks gilios kritikos. Taip, o čia jau, aišku, įsėdėtas, išblusinėtas, taip šitas darbas, taip toliau. Tai turbūt labai matosi logika rimta knygos struktūroje. Man patiko tas išdėstymas jos 3 etapais. Išdėliotas Žilevičiaus gyvenimas, tas brandos metai iki 20-ųjų metų, nuo gimimo praktiškai iki 1920 metų. Antrasis etapas, tai yra tas brandusis darbas Lietuvos valstybei nuo 20-ųjų iki 28-ųjų metų, ir gyvenimas ir darbas emigracijoje jau nuo 29-ųjų iki pat mirties. Taip, aišku, emigracijoje jis dar vieną labai gerą dalyką, kaip man atrodo, jis darė, tai kad jis per muziką bandė telkti, vienyti mūsų suskaldytą išeiviją. Suprantat, aš net esu pasižymėjęs
Vieną tokią autorės, jeigu galima paskaityti, galiu jo. Aha, tai va, kur kalbama apie tą telkimą. Iš tikrųjų, čia yra didelė problema, vienybės klausimas. Ir vienybės klausimas. Ir šiandien jis kyla ne tik pas mus, ir išeivijoje, ir tada kilo. Tai va, čia autorė rašo, cituoju, citatos pradžia. Vyriausiasis dirigentas siekė pritraukti į Lietuvių dieną ne tik kuo daugiau parapijinių, bet ir pasaulietinių chorų. Čia kalbam apie New Yorko būtent pasaulinę parodą 39-40 metais. Jam tai pavyko, nors reikėjo įdėti nemažai pastangų. Pavyzdžiui, tautininkams atstovaujantis operetės choras vadovaujamas Ksavero Strumskio. Apie jį aš daug žinau, nes teko jį šiek tiek panagrinėti. Pradžioje kategoriškai atsisakė dainuoti kartu su bažnytiniais kolektyvais. Tačiau įtikintas, kad kiekvieno lietuvio pareiga yra pasirodyti pasaulinėje parodoje. Čia darau tokį išimų dalį sakinių, toliau skaitau. Žilevičius, matydamas spartų lietuvių nuotautėjimo procesą Amerikoje ir tarsi jausdamas artėjančias negandas, primiktinai kvietė visus chorus dalyvauti istorinėje šventėje. Nespėjau, kad tai gali būti, citatos pradžia čia pačio Žilevičiaus žodžiai, lietuviškos dainos Amerikoje paskutinė gulbės dainelė. Taip pat ir pirmutinė savo didumu ir platumu, citatos pabaiga. Iš dalies jo nuogąstavimai pasitvirtino, tačiau tuomet gelbėjo choristų susitelkimas ir veržli jaunystė. Autorės citatos pabaiga. Tai tuo aš ir baigsiu savo pokalbį, nes čia galima dar kalbėti ir kalbėti. Taip, nes laukia dar kitas autorius. Ačiū, profesoriau. Iš tiesų, turime šalia mūsų sėdinti irgi daktarą Gabrielių Simą Sapiegą. Koks tavo santykis su Žilevičium? Kodėl tu čia atsiradai? Aš norėjau dar pasakyti, kodėl aš pakviečiau Gabrielių Simą. Todėl, kad jis buvo pirmasis skaitytojas tik ką jau išspausdintos knygos. Šitie dar buvo rankraštiniai, o čia jau spausdintas. Tai koks vaizdas. Tai tikriausiai galėčiau pasakyti tokius įspūdžius iš knygos skaitimo ir manyčiau, kokias galėčiau rekomendacijas jums išsakyti, kodėl verta skaityti, nes tikriausiai kiekvienam irgi kyla įvairiausių klausimų, kai pasiemame į rankas naują leidinį, kad galime paskesti informacijos gausoje, galbūt kelti klausimą, tai mums aktualu ar neaktualu, įdomi tema ar neįdomi. Bet kadangi profesorės Danutės rašymo stilių jau žinojau sakyčiau, tai buvo tikriausiai praeita monografija apie išeivius. Tikrai irgi knygoje rasite kai kuriuos dalykus, kurie detalizuoti yra prie Žilevičiaus temos, tai tikrai buvo įdomu taip iš dviejų kampų žiūrėti. Bet ką tikriausiai visi čia esantys ir muzikologai žino, kad Danutė tikrai pasineria į rankraščius ir galima išgyventi išnašose, tarsi pats pabūtum archyve, tokį atskirą gyvenimą ir tų išnašų gausa. Bet, žinot, kėliau vieną tokį savo klausimą, perskaitęs knygą ir žiūrėdamas į knygos pavadinimą Juozas Žilevičius ir jo epocha. Ir man tikrai labai natūraliai kilo, kaip ir tikriausiai kiekvienam rašančiui kyla klausimas, kaip nepaskesti visame tame, kaip nenuskesti. Ir, žinot, aš taip galvojau, Juozas Žilevičius, tai visų pirma, vienas žmogus, viena asmenybė, žmogaus gyvenime galbūt yra daug įvykių, bet lyginant su, tarkim, jeigu lygintume su valstybės gyvenimu, valstybės gyvenime įvykiai vyksta daug lėčiau ir grandioziškiau, o vieno žmogaus gyvenime tai tie įvykiai vyksta jo, kaip pasakyti, jo lauke ir galbūt iš šono žvelgiant tai atrodo, kai kurie faktai galbūt būtų ir nereikšmingi. Ir
galvojau ir paėmiau į rankas tą knygą su tam tikromis baimėmis. Tai visų pirma, kad kaip pasirodys Žilevičius. Tai didžiulė knyga, kad bus, nugrimsta į kažkokias vien tik tais detalės, dar kažką, ir pradėsi skaityti ir pasidarys galbūt net ir nuobodu. Tai tas tikrai neįvyko, buvo įdomu skaityti. Ir galvoju, ir žinokit, labai ilgai net ir prieš pristatymą galvojau, kodėl rekomenduoti perskaityti knygą apie Juozą Žilevičių norėčiau kiekvienam iš jūsų. Ir kodėl ta knyga mane taip įtraukė, nes galbūt kažkokia prasme suskaitimo fanatikas, bet tą pačią dieną, kai pasiėmiau, tai liko naktis be miego. Tai kitą dieną ir pabaigiau. Ir miego nesinorėjau. Taip. Ir aš galvojau, kas mane toje knygoje taip patraukė. Ir kodėl aš prieš tai jums paminėjau pavadinimą, kodėl man tas pavadinimas savotiškai užkliuvo ir sudomino. Ir su kuo aš nesutikčiau. Sakė Darius. Sakė, kad vis minėjo, kad tai yra tarsi enciklopedinio pobūdžio knyga. Vis dėlto taip, joje faktų yra gausu, bet kita vertus aš sakyčiau, kad ta knyga yra labai stipriai pasireiškianti kaip antropologinio pobūdžio knyga. Ir kodėl aš taip galvoju, visų pirma, man patiko ją skaitant, jeigu aš klysiu, tai jūs pataisykite mane, bet man labai patiko ir skaityti profesorės mąstymo dizainą, kuris yra kuriamas rašant knygą. Ir kodėl nėra nugrimsta vien tik tais į kažkokias tai smulkmenas, kaip viskas susiriša. Tai visų pirma, kiekvienas istorikas tikriausiai ir enciklopedinio rašymo stilius yra toksai, kad tu pasiėmi asmenybę, faktą ir išskaidai į milijardus atomų. Ir kiekvieną tą atomą puoli aprašinėti. Ir šioje knygoje jūs rasite daug atomų, bet kas yra vienijančio joje ir kas yra be galo įdomu ir naujai pažvelgta, ko sakyčiau, labai dažnai net ir muzikologinėje literatūroje kartais gali būti pasigesta, tai visų pirma to kultūrinio sluoksnio. Ką Danutė daro, jinai rašydama knygą, jinai labai plačiai pristato tuometinę muzikinę, istorinę kultūrą. Ir tas Žilevičius, apie kurį aš pirmą kartą sužinau, tai kaip tikriausiai ir daugumai buvo ganėtinai tokie sausi faktai, apie archyvą buvo rašoma kažkada tai enciklopedijoje, tie patys mokytojai persako tos tokius labai enciklopedinius duomenis, bet niekada į jį patį kaip asmenybę žmogų nebuvo įsigilinta. Ir štai tas Žilevičius, kurį tu kažkokią prasme taip siaurai labai skystai, pasakyčiau taip vaizdingai, pažįsti. Ir kas įvyksta nepaprasto skaitant knygą, kad knygoje Žilevičius yra ištraukiamas toksai, kokio nesitikėtum Žilevičių pamatyti. Ir Pavyzdžiui. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Visų pirma, kaip ir sakiau, dažniausiai mes asmenybės išmokstam kaip išskaidytus kažkokius atomus ir dažniausiai kažkokia tai, dažno atveju aprašymas kažkokio asmens išlieka toks istoriografinis, labai tikslus, tiesiog pavardinti faktai ir atrodo, neparašysi tu tokios storos knygos, vien tik tais Žilevičiaus. Bet Žilevičius savotiškai įskaidžius į tuos milijardus, milijonus atomų, jisai tarsi buvo panardintas į tokį tirpalą, kuris vadinasi kultūra. Ir tame tirpale jisai buvo ištirpintas ir iš naujo ištrauktas. Ir šitoje vietoje galima sakyti, kad Žilevičius iš tikrųjų tampa tikrai reprezentuojamas ir kaip rašoma knygos pavadinime, Žilevičius ir jo epocha.
Ir tą pavadinimą gali suprasti labai įvairiai. Gali suprasti, kad tai epocha, kurią nugyveno Žilevičius, bet gali ir suprasti, kad tai yra epocha, kuri keitė ir formavo patį Žilevičių. Ir šitoje vietoje aš sakyčiau, kad per daug neišsiplečiant, kad panardinimas į tą tokią kultūrinių santykių stichiją ir ištraukimas Žilevičiaus kaip kultūros dalies, kaip kultūros kažkokio tai branduolio, šitoje knygoje tikrai yra ypatingas. Tai jeigu netaip supratau, tai tikrai atsiprašau, bet tikrai buvo įdomu skaityti ir tikrai rekomenduoju pasižiūrėti į Žilevičių iš tos perspektyvos, iš kultūros ir raidos perspektyvos. Ačiū labai, Gabrielė. Gražiai šnekas žmogus. Iš tiesų galima apie knygą daug šnekėti, daug ją galima dar ten tyrinėti, analizuoti, bet turbūt reikia mums ją imti ir skaityti. Ir nežinau, ar dar būtų auditorija, norėtų klausimų, ar dar kažką padiskutuoti, bet laikas labai eina, mes greit visi pavargstam ir aš nežinau, jeigu būtų klausimų, tai prašau. Tikrai labai norėčiau dar, jeigu kas nors ką nors norėtų ar pasitikslinti. O dabar dėl skaitimo, tai aš norėčiau pasakyti, kad nebūtinai skaityti nuo pirmo sakinio. Galima bet kokį skyrių išsirinkti, galima tik perskaityti įžangą ir pabaigą, kad susidarytų toks bendras... Taip, paveikslėlius. Suprantat, labai daug turėjau irgi tokio darbo, surenkant visas nuotraukas. Reikėjo peržiūrėti visų muziejų bazes. Toliau reikėjo pačiai pirkti nuotraukas iš, sakykime, Amerikos visas gyvenimas. Iš kur tu Lietuvoje gausi nuotrauką apie Ameriką, apie Didžiąją depresiją, apie juodukų džiazą. Visą šitą reikėjo susipirkti iš privačių tokių, kurie yra tokia eBay duomenų bazė, kur ten visko prekiauja ir automobiliais, ir fotoaparatais, ir žmonės, ypač Amerikoje, Anglijoje, jie nenori nieko išmesti, jie nori iš kiekvieną daiktą uždirbti $1. Taip, kad jeigu jie turi kokį atviruką, jie jau siunčia į tą duomenų bazę ir jau prašom pirkti. Aš ir perku, jeigu man atitinka mano knygai. Štai, o šitą nuotrauką ant viršelio, tai pakliuvo tiesiog atsitiktinai. Ir žinot, kaip taip, jos nėra nei vienoje duomenų bazėje. Man iš Plungės viena moteris atsiunčia krūvą nuotraukų ir sako, gal jūs atpažintumėte, kas yra tose nuotraukose. Ir viena buvo tokia nuplyšusi, sudraskyta, va štai šita nuotrauka ant viršelio. Sakau, taigi čia Žilevičius jaunas. Bet kaip mato, čia speciali šukuosena, ar tada irgi fenai buvo, kad jis taip tos plaukus visai ten prisipūsdavo, pasišukuodavo ir apie tai net pats ir rašo. Tai va štai šitą nuotrauką išvalius su Photoshopu, jinai man labai tiko knygai, kadangi aš norėjau parodyti, kad tai žmogus ne iš valstiečių, o tai yra iš bajorų, iš dvarininkų, tokių nusigyvenusių, tačiau vis tiek jis tą formą su savo kostiumu, su savo visais laikrodukais, jis atstovavo būtent tą mūsų inteligentiją. Taip šita nuotrauka ir pateko ant viršelio. O su kuo jis tą nuotrauką? Jisai buvo pavainykis, jis nežino, kas yra jo tėvas. Ir supranta, čia galima spėlioti, ir čia yra knygos viduj po nuotrauką uždėtas klaustukas, kad čia jo yra mama, tai tikrai čia net galima atpažinti ir iš bruožų, jis labai panašus į ją. O kas tas ūsuotas dėdė, tai gal jis tikras dėdė, o galbūt patėvis. Todėl, kad Žilevičius buvo, jis kai rašė pareiškimą stoti į Petrogrado konservatorijoje, jis parašė, kad Albinovič, Jusef Albinovič Žilevič. Ir už tai Leningrado, dabartinė Peterburgo konservatorija, jinai išleidus yra tokį rinkinį lietuviai
Peterburgo konservatorijoje. Ir ten Žilevičiaus nėra, todėl kad iš pavardės niekas negalėjo nustatyti, kad tai lietuvis. Žilevič, tai Žilevičia gali būti ir ukrainietis, ir lenkas, ir taip toliau. O tas Albinovič pasirodo kaip tik prie tų dokumentų pridėtas ir įsūnijimo raštas, kad štoks ten Albin Žilevič ten 20 ten, tai yra 12 metais įsūnija Jusefą šitą Žilevičių. Tai čia galima tik tai pagalvoti, kad galbūt tą progą įsūnijimo ir galėjo būti šita nuotrauka padaryta, bet tiksliai pasakyti sunku. Na, bet meiliai stovi, tai turbūt. Na tai noriu padėkoti tikrai visiems, kas atėjo, kas susirinko, kas neatsisakė. Labai jums dėkoju, nes buvau išsigandusi, kad tikrai niekam arba neįdomu, arba iš to nėra naudos, ar dar kaip nors šiuolaikiniais taip dabar taip terminais kalbant, bet tikrai dėkoju jūsų dėmesio ir savo draugam ir kolegom ir norėčiau irgi, jeigu tik užteks, padovanoti po knygą. E, 300 egzempliorių, aš manau, kad tai užtenka, todėl kad tai yra nedidelė mūsų muzikologų ta bendruomenė. Nu tai kiek bus mokyklom, bibliotekom, artimiesiams draugams, yra dalis knygų dar pas Živilę, jinai gali čia. O įdomu, kiek pardavėt? Viskas, nuėsim dabar jau į kitus klausimus. Tai, Danutė, gal po to tos praktiškus klausimus mes po to aptarsime. Gerai, Jūratė nori paklausyti. Taip, teisingai. Vieną repliką kaip klausimą, nuo paraginimo viskas viename, tai norėčiau labai pritarti profesoriui, kad Danutė labai reikia jūsų straipsnio apie dainų šventę ir perstatytus tuos akcentus. Todėl, kad reikia čia ir dabar, todėl, kad žurnalistai vėl paleis, ateis dainų šventė, vėl tos dezinformacijos bus pilna, o jeigu kažkas nusiųsi jūsų knygą, nieks netino. Aišku, nieks neskaitys ir nesigilins. Konferencija LRT, kur šventė skirta, tai būtinai prašau. Tai jau. Tai ką man ta, bet man, tai ką aš tą patį kartosiu, man nesinori. Žmonės prašo, reiks pakalbėti. Apie dainų šventę pakalbėsit. Kad žiniasklaidai paskui tą galima būtų dalintis, kad žurnalistai, kurie rašys, kad jiems būtų pagalbinė medžiaga, būtent, kad yra nauji duomenys. Ne šiaip, kad yra, kad dainų šventė yra tokia informacija, bet kad jinai yra nauji atradimai, kad jie paneigė senuosius, tada visą tai, kad atsistopė ne ta šimtai. Bet tie žurnalistai, jie muzikinės literatūros neskaito. Reikia rašyti kažkur tai į Delfį, nebent, ne? Antrinis klausimas, kaip jau įsūksime tą, aš jums prisidėsiu, aš daug metų žiniasklaidoje dirbusi, galiu tikrai pasakyti, kai reikia, kad ir sudėtinga tema, kad ir Čiurlionis, kad ir kas, griebiama kuo trumpiau, kuo paprasčiau viskas. Taip. Pirmos lentynos stovi. Tai va, tos pirmos lentynos ir dabar iš jūsų tikimės. Ar aš galėčiau dar vieną, čia kaip tik toks įdomus dalykas, kad naujovės viskas virsta, jokiais būdais ne kritika, Danutė, Galit tikrai. kritikuoti. Ne, aš tik taigi noriu pasakyti, aš dažnai ir studentams tą sakau, kaip sako Danutė, pasimti galima dalį paskaityti, tai aš atsiverčiu vieną dalį ir yra toks pavadinimas tarpukario kontrastai, ar ne? Taigi aš pamatau žodį tarpukario, mane truputį piktis suima. Žinot kodėl? Pirmiausia, yra to tarpukario savokos, istorinės savokos istorija. Jinai atsirado dar tarybiniais laikais, sovietiniais taip vadinamais laikais, kai reikėjo surasti kažką tai, prieš tą buržuazinę Lietuvą. Ir istorijos institute, aš dar atsimenu, tada aš dar buvau tik asistentėlis toksai jaunas, ten vyrai tie galvoja, sako, čia reikia kažką padaryti. Ir surado jie labai gerą tuo metu terminą, kuris keičia buržuazinę Lietuvą į tarpukario Lietuvą. Dabar tas terminas yra senstelėjęs, pasenęs. Mes galim drąsiai, aš atsimenu dar, kai savo straipsnę parašiau Lietuvos Respubliką, tai, žinot, redaktorius išbraukė, sako, nėra tokios respublikos, yra buržuazinė Lietuva ir viskas. Ir atsiminimai, sakysime, naudotis nebuvo galima ir atsiminimais, kadangi tai, sako, čia fališas.
Tai kaip dabar, reikia? pirmiausia, mes turim terminą Lietuvos Respublika, pirmoji Lietuvos Respublika. Bet dabar yra atsiradęs dar vienas labai geras, kuris man patinka, čia gali ir žiniasklaida keisti, vasario 16 Lietuva. Na tai tiesiog skamba arba kovo 11 Lietuva. Tai vat aš rekomenduočiau, nesakau, kad būtinai reikia, bet bandyti tiesiog pereiti prie tokių sąvokų. Tai atsiprašau labai, kad čia neiškenčiu ir tikrai iki šiol savo įdomu, labai įdomu, labai gerai. Tai va. Tai dabar, tai dabar reikia, Ramūnė, tai jūs pakvieskite dabar gal. Pakviesti? Ne, aš noriu suteikti žodį dabar prorektoriai mokslo reikalams. Prorektorė turi būti visada pasiruošusi. Kukli prorektorė. Ir jūsų kolegams už šitą įdomų vakarą, tai aš man kaip teatro žmogui, ne muzikos, be galo daro įspūdį jūsų tas tyrėjos azartas. Ir aš prisiminiau, kai pati studijavau šitoj mokyklai teatrologiją, tai mano mokytoja sakė, kad mes turim būti visi mokslininkai tyrėjai kaip pecekiai. Tai aš dabar prisiminiau šitą Ramunės Marcinkevičiūtės frazę ir supratau, kad tai ne tik skaitytojams ir bendruomeniai dovanoja džiaugsmą, bet ir pačiam tyrėjui, kai jūs pasakot, kai atradot vieną ar kitą dalyką archyvose, tai tikrai labai didžiuojasi šito darbo, kad jis gimė akademijoje ir labai nuoširdžiai sveikinu. Ačiū. Ačiū labai. Taip. Ačiū turbūt. Tai dabar, Ramūnė, tada gal galite jūs... Čia jūsų šventė. Tai, Lina, tai jūs... Tiesiog kviečiam visus ačiūs lankėms apačioje dar Ai, aš nebuvau čia jūsų knygas. Ačiū labai. Ai, gerai.